Laidoje Svajonių sodai patarimai, ką šį sezoną naujo auginti savo darže ar šiltnamyje. Su parduotuvių tinklo Žalia stotelė specialiste Liucija Kunigiškytė bandymų laukuose aptarsime naujas ir jau gerai žinomas itin populiarias pomidorų veislės. Pradėsime nuo smulkiavaisių pomidorų veislių. Smulkiavaisiai pomidorai yra labai mėgstami ir mes patys žinome ir mūsų pomidorų valgytojai sako, kad tai yra vieni skaniausių ir saldžiausių pomidorų. Ir aš rodau jums veislę Garden Pearl, kuri yra skirta terasoms, bet mes pabandėm su jie pažaisti ir paeksperimentuoti. Veislė yra svyranti, gražiau nei gėlės. Kaip matote, vaisių daug, jie labai skanūs, raudonos spalvos, bet ką mes padarėm? Mes auginame juos lauke ir pririšome juos prie bambukinės lazdelės. Ir norime parodyti, kad jeigu jūs, tarkime, sėjote tą veislę kaip veislę skirtą vazonams ir galvojate, kad jinai svirs, taiga pasikeitė jūsų poreikis, tai tą veislę pririšus galima gauti štai tokius gražius pomidorus ir turėti tikrą sodo perlą savo terasoje, balkone, galbūt ir šiltnamyje, bet jinai puikiai auga lauke ir duoda gausų derlių. Ir labai tie pomidoriukai raudoni, skanūs ir mėgstami mūsų daržininkų. Sena veislė esanti mūsų asortimente ir labai mėgiama. Ši veislė dera ilgą laiką, vis augindama ir nokindama naujus vaisius. O dabar dar viena populiari ilgo derėjimo veislė. Šias beje abi veislės taip pat galime auginti balkone. Stoviu prie vienos veislės, kuri yra bene mėgstamiausia iš smulkiavaisių pomidorų. Tai yra Black Cherry veislė, juodoji višnia, kai kas jau žino tą pavadinimą ir augina, o tie, kas neaugina, būtinai pabandykite. Pažiūrėkite, kokia gausa yra, koks gausus derlius. Patys pomidorai yra nedideli, štai tokie sunokę, tokie rudos spalvos, mėgiami dėl to, kad yra labai plona jų odelė. Veislė, kurią galimte auginti terasose, balkonuose, šiltnamyje. Mes auginame šiais metais ją lauke ir pažiūrėkit, ką mes padarėm. Ta veislė būtų augusi, tai yra aukštaūgė veislė, bet mes turime štai tokio dydžio tik tai atramą ir išnaudojame ją maksimaliai, nutrumpinome ir turime štai tokį gausų derlių. Kaip ir ankstesnius pomidorus Garden Pearl, vėlgi naudojame tą patį žalią muilą, nes augo lauke, tai yra veislė. Mes norėjome turėti štai tokius gražius augalus ir mums pavyko. Pomidorai skanūs ir smulkus, ne tik raudoni, bet ir geltoni. Tai veislė Ildi, pasižiūrėkite, išskirtinę mūsų veislę, geltonos spalvos vaisiukai, tokie kiek apvaliai pailgi, štai tokie. Ir pasižiūrėkite, kiek buvo, kaip augalas žydėjo, praktiškai kaip alyva, neužmezgė galbūt ne ant visų žiedų, mažiau nei tikėjomės, bet žinome priežastį, nes temperatūra, kai augalai žydėjo, buvo ypač aukšta ir dalis žiedų tiesiog neužmezgė vaisių. Tai kartais taip atsitinka, žydi gausiai ir žodžiu, dalį derliaus mes prarandame dėl netinkamų klimatinių sąlygų, nes lauke mes tiesiog negalime turėti įtakos karščiui ar dideliai drėgmei. Pomidorai kiek kokteilinio tipo, nedideli, bet didesni už pačius mažiausius mūsų turimus. Bet kodėl aš rodau šitą veislę? Dėl to, kad tai yra išskirtinė spalva, tai yra aukso į oranžinį atspalvį pomidorai. Tai tų oranžinių mes asortimente turim daug pomidorų, bet oranžinių netiek daug. Tai tie, kas yra fanai oranžinės spalvos, kas nori dar daugiau karoteno, tai Figel veislė yra ta veislė, kuri turėtų atsirasti jūsų šiltnamiuose, jūsų pomidorų lauke, jūsų terasoje. Taip pat galima šitą veislę auginti. Tai veislė, kuri dera gausiai, vaisiai yra kiek didesni nei smulkia vaisiai kokteiliniai ir labai skanūs. Nuskinti vaisiai pomidoro, apie kuriuos aš jums kalbėjau. Nuskiniau visus, štai tokia graži spalvinė gava gavosi, visi smulkia vaisiai pomidorai, matosi spalvos, matosi jų forma. Tai pomidorai Black Cherry, pomidorai Ildi, pomidorai Garden Pearl. Ant krūmo neparodžiau, bet verti dėmesio pomidorai, vaikučiai juos labai mėgsta. Timmy Tim mes turime linijoje sėklas kakė makė. Ir turime
pomidorus figel, kurie čia yra kiek geltonesni, šiaip jie tokios ryškios oranžinės spalvos. Taip ir dabar didieji, ar ne, kur jau tradiciniai, be kurių ne vienas neįsivaizduojame. Pomidorų bombas aš pavadinčiau. Ir visas šitas derlius šitoje kraitelėje užaugo lauke, šiltą vasarą. Tiesiog pabandysiu aš jas prapjauti, tai yra veislė Promik. Veislė viena iš ankstyviausių, kurią mes rekomenduojame auginti lauke. Selekcininkas sako, kad šią veislę galite sėti sėklas tiesiai į dirvą. Selekcininko rekomendacija yra tokia, kad pasėjus tiesiai į dirvą galima gauti pomidorų derlių. Tai balandį galbūt, ar ne? Galima sėti? Ankstoką balandį, tai reikėtų turėti gegužės pradžioje. Bet veislė yra labai ankstyva, derlių atiduoda vienu metu ir tai yra vieni pirmųjų lauko pomidorų, štai tokie gražūs vaisiai viduje, jokių čia pertvarų, daug masės ir mažai vandens. Mėsingas pomidoras. Taip. Na ir hibridinė veislė, kurią mes taip pat labai mėgstame, tai yra pomidorai Baron hybridas, irgi parodysiu, raudonį auginti lauke, vaisius jau yra didesnis, sveria apie 180 gramų, štai toks ir užaugo, štai. Jau jisai yra 4 kamerų pomidoras, jau yra kitoks. Baronas veislė, kurią mes dažniausiai rekomenduojame auginti šiltnamiuose, bet pabandėme lauke, puikiai dera. Na ir dar prapjausiu kelis didelius, nes aš labai juos mėgstu. Viena iš naujesnių mūsų veislių, aš turiu pomidorus Orange Wellington, kaip matote, auksos spalvos pomidorai. Na, vidus tikrai labai, labai smagus, skanus tie pomidorai ir jie dar yra plona tokia odelė, pažiūrėkite, kai kurie žmonės ne visi gali valgyti pomidorus neluptus, jie puikiai lupasi, o jeigu dar blanširuoti juos, karštų vandenį nuplikyti, tai dar geriau lupsis, bet lupasi jau ir taip, sunokę lauke kvapnus pomidorus. Ir keletas patarimų. Norim auginti pomidorus, ne tik šiltnamy, bet ir lauke. Gal dar nebandėm lauke auginti. Keletas taisyklių. Pirmoje, jeigu niekados neauginot pomidorus, tai jums reikėtų apsišarvuoti kantrybę ir suprasti, kad turite užsiauginti labai kokybiškus pomidorų daigus. Nes pomidoro derėjimą ir vaisių kokybę lemia kokybiškas daigas. Jeigu galite daryti tai patys, labai puiku. Jeigu negalite to daryti, atraskite daigų augintojo, kuriuo pasitikite, kuris jums parduos tą veislę, kuri atitinka jūsų lūkesčius. Taip, ir aš dar manau, kad sveikatingumas labai svarbu, nes neretai su juodąja kojele parsinešame daigų. Taip, būna tokių daigų, kadangi mes tokios problemos neturime su savo pomidorų sėklomis. Pas mus visos pomidorų sėklos yra su augalo pasais, mes nebijome, drąsiai galime pasiūlyti iš tikrųjų kokybiškas sėklas. Tai visgi rekomenduočiau patiems bandyti užsiauginti pomidorų daigus iš sėklų. Daryti tai nereikėtų skubėti, nereikia, lenktyniauti su gamta ir su laiku ir pakanka pomidorus pasėti kovo pabaigoje ir jūs tikrai turėsite puikius pomidorų daigus, kuriuos vėliau galėsite sodinti į šiltnamį, į terasą, į balkoną. Atminkite, kad priklausomai nuo to, koksai yra jūsų šiltnamis. Jeigu tai yra polikarbonatinis sandarus šiltnamis, galbūt galėsite pasodinti anksčiau. Jeigu tai yra laukas, sodinimo terminai yra kiti pasibaigus šalnoms. Jeigu tai jau yra uždaras balkonas, sodinimas iki gegužės mėnesio, jeigu tai yra atviras balkonas, praėjus šalnų pavojai. Na ir vėliau, kadangi mes norime visi to kokybiško, naudoti ekologiškas priemonės, apsaugai visada profilaktiškai, ne veltui aš rodžiau kalio muilą, kuriuo ne tada, kai yra bėda, bet tiesiog profilaktiškai viso sezono metu purškite ekologišką priemonę. Na ir be abejo, meilė, vanduo, tik tai šiltas, neužmirškite maitinti ir prižiūrėti savo augalus ir vėliau džiaugtis derliu. Labai viskas paprasta.